Sveiki visi, šiandien mes gaminsime Sanmai peilius ir juos bandysiu pagaminti 4. Čia jau turiu, kaip sakant, pasiruošęs kalviškui virinimui, kaip sakant, tokį rašinuką. Va štai taip jisai atrodo, šiaip ne taip. Ir norėjau pašnekėti apie komentarus ten, kad tokių bairių nebesakyt žodžio, ne? Tai aš sakiau, neimkite plaučius, o jūs įkvėpėt. Nu, kai kurie įkvėpėt plaučius ir taip gaunasi, žodžiu, tada susergi ten, kaip sakant. Taigi, dabar, ne, jokauju, žodžiu, nu vėl sakys bairiai, bet, nu, užtenka. Mes pradedame dabar kalti, kur tas boroksas čia, mūsų brangusis boroksas ir jo įkvėpti negalima, irgi, kaip ir mano bairių. Ir, kaip sakant, mes juos šiek tiek paversime, įkaitinsime iki raudonumo, paversime, įkaitinsime iki beveik lydimus temperatūras ir takš, tikėkime suvirinsime, bet nežinau kaip susivyrins. Aš jau bandžiau kelis kartus Sanmai vyrint, S235 su ten kažkokiais kitais metalais nežinomais, vienas iš guolio buvo. Priekabos guolio ten tokio ten, kuris ten, nu įdomus ten toks guolis priekabos guolio, o daugiau iš Opel Astra 1.9 tada į mašinos spyruoklę, žodžiu, dariau. Ir nežinau, kaip ten, nelabai susivyrino, kelis suvyrinau, bet čia jau kitam video bus ten, aš nežinau ten, arba tiesiog už video pabaigsiu. Ir dabar, kaip ir sakiau, dedam ugnį, dedam ne Damaską, Sanmai ruošinį, tikėkime, mes jį suvyrinsime ir žiūrėsim, koks peiliukas gausis. Tai pradedam, kaip sakant, kalti. Dar pamiršau pasakyti, mes, kaip sakant, dabar jau žengsime žingsnį atgal, nes praeitą kartą kalėme 108 Damasko sluoksnių peiliuką, o dabar tik 3, mūsų Sanmai, žodžiu, ten tokie, nes praradau 82% metalo nuo pradžios sluoksnių iki pabaigos sluoksnių. Tai dar peilio, kai nebuvau pradėjęs kalti, jau buvau praradęs 82% metalo. Tai žodžiu, dabar tiesiog aš noriu dar, geriau pradėti dar vyrinti ir tada gal vėl pereisime prie tų jau, kaip sakant, didesnių sluoksnių metalo. Dar turiu to metalo prisipirkęs, vėl išleidau, daug išleidau. Nežinau, kaip tas biudžetas man leidžia, bet jisai kažkaip dar leidžia, kaip sakant, mamos paprašai ir nuperka. Ne, šiaip pas nusipirkau. Tai, daugiau kaip ir nieko, neturiu pasakyti. Ne, daugiau nieko, dabar jau iš tikrųjų pradedam. Mes jau kaip ir suvyrinome, tikėkimės nėra jokių įtakymų, dabar tikrai jokių įtakymų nėra. Ir aš dabar su bulgarika šiek tiek tokius griovelis padarysiu, kur bus ašmenis. Kad būtų toks gan, gražus raštas tarp tamsaus ir to, ten tokie, bangavimai. Tai dabar einam prie bulgarikės ir biškį išveičiam tuos šonus. Pradėkime kalti patį peilį. Suvyrinimas šis pavyko ir gavome peiliuką, parodysiu, kaip jau visus pabaigsime kalti. Dabar mes turime štai tokį
dar ruošinį, dar 3 bus. Šitas iš tų 3 didžiausias, man atrodo, anas buvo didžiausias, bet šitas po šito ir nuo didžiausio iki mažiausio. Tai dabar dėsime vėl į ugnį, pabersime borokso ir nežinau, vėl tikėkime suvyrinsime. Tai nieko nelaukia ir pradedam tai daryti ir tada vėliau pradėsiu patį peiliuką kalti, nežinau, vėl gausime gal kažkokį panašų, buvo jie labai panašus, labai mažais dydžių skiriasi, tai pradedam kalti. Gerai, mes turime dabar jau nukalę aną jau kaip ir peilį ir suvyrinę. Kažkaip gerai sekasi vyrint, nežinau kaip su šituo bus, bet gan gerai susivyrino. Taigi dabar mes, va kaip ir sakiau, šitą pradėsime. Taigi, vėl paviriam borokso, įkaitinam ir sukalam. Šį kartą mažiau gal rodysiu, buvo jau matėt, žodžiu. Gerai, gavome mes 2 tokius peilius, ne 4, buvo nelabai ten man išėjo su tais 4, šiaip tai tas dar 3 buvo gan geras ir tas 4 buvo gan geras, bet tiesikote kažkaip įtrukimai atsirado ties pačiu galu, tai nežinau, bet aš juos užgrūdinau, vieną iš vis nenormalizavau, kitą 2 kartus normalizavau ir užgrūdinau ir dabar mes patestuosim kokio jie stiprumo. Taigi, kaip sakant, dedame į spaustuvus ir testuojame. Čia tas, kur normalizuotas buvo 2 kartus ir aš noriu pažiūrėti, kaip ten išvysti viduj, kaip ten atrodo. Dar akinius. Kur akiniai? Nu ir laužiam. Tas pačiu to, nu gal neblogai, šiaip tai. Dar kartą pabandom. Aišku, šitas daug geresnis buvo. Gal net neapsimokėjo laužti. Nu nieko, tuos 2 gerus. Tikrai žinau, kad tie 2 yra geri. Ir štai va, einam arčiau pažiūrėti. Štai va, pirmasis kaip atrodo. Kaip matote, jisai tiesiog atsilūpo nuo, kaip sakant, to pačio metalo. Tai vieną tiesiog plokštelę blogai prisivyrinus, o kitą tai gan gerai su tuo nulūžo. Tai tikriausiai suprantat, kai pirmas kaitinimas ėjo, aš va šitą va, kur tiesiog nusilūpo, buvo ant priekalo ir jisai daug greičiau atvėsta, nes priekalas, kaip sakant, labai didelis radiatorius ir viską, kaip sakant, visą šilumą išsiurbė. O tas kitas tai gan gerai, čia va prisivyrinęs matosi. Jisai va štai taip va atsilūpo, va to ir bijojau, nes tiesikote, va kaip matote, galima matyti įvairių įtrūkimų. O va šitas va gan geras, šiaip tai buvo iš tikrųjų va, kaip jisai nusilūpo. Na aišku, čia irgi toks atsirado, bet jisai
daug geriau nusilūpo ir matosi, pavyzdžiui, va čia, kur matote, ties viduriu yra tas kietas metalas, o tarp tų dviejų yra tas minkštas. Štai taip va jisai daug geriau nusilūpo, o anie turėtų, manau, dar geriau būti susivyrinę, buvo ant anų, jokių įtrūkimų kaip ir nebuvo iš vis. Tai nežinau, šiaip dar žiūrėsim po grūdinimo, nes kai šveisiu, užgrūdinsiu ir dar pašveisiu, jeigu atsiras, tai reiškia, kad ten buvo kažkaip viduj įstrigę, bet tas blemba gerai gan. Džiaugiuosi, kad pratestavau ir šitą. Jisai gan gerai buvo susivyrinęs. Čia tik tai trukimas atsirado, labai nedidelis. Nesufokusuoja tik tais. Va iki čia va įtrukimas, kur nagas mano yra, iki to įtrukimas atsirado, kai dabar daužiau ir atsilūpo. Tai šitas gan gerai peilis buvo, nu jisai aišku buvo ir storesnis, anas plonesnis, bet jisai nusilūpo taip kažkaip po grūdinimo. Sunmike, nusilaužė. Tai va, žodžiu, ir dar norėjau pasakyti, buvo vienas komentaras apie šią netvarką ir aš pasakysiu, beleką čia jo netvarka ir čia, žinokit, nelabai eis susitvarkyti, būtų čia belekokia betvarkė, nebent ateis savanorių ir aš nežinau, šiaip tai jūs nematote, bet sako, čia tipo labai negražu, ne, bet va, koks piešinys. O gal man va čia ir pastatyt va jį. Ir bus labai gražu. Ant tų šiukšlių visokių. Va. Kaip atrodo šitą kamerą. Pažiūrėsiu. Puikiai, puikiai atrodo. Taigi gerai. Tai dabar mes pradėsime šveisti tuos du peilius, kuriuos esu įsitikinęs, kad labai gerai esu padaręs. Buvau, kai kaliau, jokių įtrūkimų nebuvo atsiradę ir kai, kaip sakant, virinau, jokių įtrūkimų nebuvo. Ir tai mes jį dabar pradėsime kalti ir visi rašo, užsidėk akinius, aš toks galvoju, blemba, akiniai yra geras dalykas, ne? Kur aš tos akinius turiu? Ai va, akiniai geras dalykas. Jo, jie geras dalykas. Bet aš pagalvojau, man reikia akinių, man reikia ir tų, kaip ten tų, kaukės ir ausinių. Ir aš toks susimaščiau, nes aš labai protingas galvoju, akinius turiu, kaukę turiu, galėčiau aš tiesiog juos užsidėti, bet ne. Kadangi aš labai protingas esu, aš nusipirkau tokią, kaip sakant, labai įdomią daiktą. Mes jį išpakuosim ir pažiūrėsim, ką čia gero Vytautas nusipirko. Ir va, kaip sakant, turiu ir akinius, ir kaukę, ir galiu užsienę susidėti. Labai, kaip sakant, efektyviai, taip galimai greitai uždūstos paikakiai. Taigi, nieko nelaukia ir pradedam šveisti, jeigu jūs kažką girdit. Pradedam, jeigu negirdit, tai patys kalti, žodžiu. Nu ką girdit, bet piešinys tai gražu, žodžiu. Gerai, pradedam šveisti, žodžiu.
Gerai, aš jau turiu nušveitęs tuos du peiliukus, dabar mes juos dėsime į ugnį ir grūdinsime. Štai taip jie kažkaip atrodo, taip gražiai ašmenys suformuotos, taigi nieko nelaukia ir pradedam patį grūdinimą. Gerai, tai ne kažką žodžiu su tais peiliais, tai mes juos sulaužysim ir pažiūrėsim, kaip jie bent jau užsigrūdino. Aš jiems tikrai rankenas nedėsiu, čia trukimai. Anas tai dar geras, šitas tai nekoks. Tuoj parodysiu iš arčiau juos abu. Štai čia va, iš arčiau jie. Ten, čia kur matote, neįtrukimai, čia kai grūdinosi, man atrodo. Ir taip atsiranda, bet va čia va, kaip pašveičiau. O štai čia va. Čia tai jau grynas įtrukimas. Jūs nematot, bet čia juodai matosi, tai reiškia, kad čia šlakas, tai labai negerai. Bet nieko, nes aš labai noriu juos pabandyti, kaip jie užsigrūdino, kaip jie ką, ir pažiūrėti, kas bus. Taigi, mes tikriausiai juos dedame į spaustuvus, patestuojam. Nes ir kai per planai iššveičiau ašmenis ir kai užgrūdinau visas ašmenis sulinko, kad nugarėlė tas sulinktų, tai nieko, bet jeigu ašmenis sulinksta, ypač tokios plonos, tai jas ten nušveis, tai ne kažką, žinau, aš tik tiek pasakysiu. Taigi gerai. Čia taip nusilaužė. Bet aš nežinau, gal čia nėra labai blogai, kad taip. Nes jisai gan buvo gerai užgrūdintas ir jisai tikrai, kai vyrinau ir kai grūdinau, jokių įskilimų nebuvo atsiradę, bet dabar, kai specialiai laužiau, atsirado toks. Štai čia va kaip atrodo iš vidaus. Per kamerą tik nematote. Du skirtingi sluoksniai ir vienas ties vidurį, tas kietas. Ai va, matosi. Matot, tas tamsesnis, minkštas, o tas kietas toks šviesesnis. Va, iš čia geriau matosi šiek tiek. Va. Tas minkštas, tas kietas. Ir matot, čia tas toks biškė, tas kietas taip suviringuriavo, bet vis tiek tas ašmenim jisai pasibaigė, tai reiškia, kad labai gerai, jisai duoda tokio elastiškų, to kietumo, o tas elastiškumo tokio duoda. Nežinau, gan labai esu nepatenkintas, kad per planai išveičiau, bet ir patenkintas, kad taip jie taip lūžta. Nu, aišku, kad lūžta labai negerai, bet specialiai lenkiau ir nulūžo. Ir taip gavosi, bet sunkiau nei paprastą plieną. Tai tikiuosi patiko šis, aš nežinau, trumpas tikriausiai bus tas video, nes nei rankinas, nei nieko nedarėm. Sulaužėm peilius, sulaužėm tuos, pažiūrėjom kaip kas. Tiesiog testavom savo suvirinimo tuos, tai taip ir pavadinsiu video. Šiaip tai šiandien yra šeštadienis ir šiandien vakare arba rytoj ryte turėčiau kelti video.
Tai man čia pasisekė, kad susikreivau, turėčiau kažką greitai sugalvos, aš jau buvau sugalvojęs skaityti komentarus, bet tie komentarai. Ką tie komentarai? Dėkui visiems už 700 prenumeratorių ir, kaip sakant, protestavome tuos. Dar nuotrauką šiek tiek pafotkinsiu, jeigu norėsit gale video, pažiūrėkit viską, kaip atrodo, jeigu norit patarkit su tai Sanmai. Man šiaip rašė, kad Sanmai daug lengviau negu Damaskas, nes Damaskas 2 kieti plienai, o tas vienas kietas ir 2 ir vienas minkštas plienas, tai tas minkštas lengviau turėtų susivyrinti su to kietu. Aš nežinau, man sunkiau. Nuo praeito 108 sluoksnių peiliuko Damasko ir taip gavosi, kad buvau susiruošęs daug gan ir padariau mažai gan. Tai padariau tos 2 peilius, buvau aišku daugiau padaręs, bet irgi sulaužėmės viską. Aš noriu dar parodysiu, kaip blogai suvirintas metalas lūžta. Aš va tą blogai suvirintą va taip laužiau ir visas taip atskilo į tas dalis. Čia tas toks vienas turėtų būti suvirintas, bet jisai kadangi blogai suvirintas ir jeigu būna gerai suvirintas, tai patestuokit va taip šaltai kaldami. Tai čia yra Sanmai metalas ir aš taip šaltai sulenkiau ir nežinau, gan gerai atlaikė, bet čia yra toks sutrukimas, bet jisai neprasiplėtė, tai jisai nėra didelis, tikriausiai aš jį galėčiau išveisti lengvai pažiūrėjęs, nes jisai būtų dar labiau prasivėręs, kaip būčiau lenkęsis. Lenkęs metalą, nes ne pats nesilenksiu. Tai, kaip sakant, dar sakau ką, tikiuosi patiko šis video, jeigu patiko, spauskit dislike šį kartą, nes nepavyko. Spauskit like, nes pavadinsiu video, testuojam savo Sanmai peilius, gamybą, žodžių virinimą ir susitiksime iki kito video.